Tai gerai, dabar turėsim pusvalandžio, 5 minučių pamoką, paskaitą. Mano vardas Mantas šiaip, labas visiems. Dar nepradėk, aš tiesiog šiaip padarysiu intro, papasakosiu, kas čia jums, kad žinotumėt. Aš tiesiog papasakosiu, kalbėsiu apie baimę, kodėl žmonės bijo, kodėl jie bijo egzaminų, kodėl jie bijo šiaip kažką daryti gyvenime. Ir tiesiog, jeigu turėsit klausimų, nebijokit jų klausti. Jeigu jums patiems kils kažkokių minčių, ne, tai tiesiog kelkit ranką, sakykit, ei, klausyk, o kaip čia šitai, ne? Jūs kelintokai esat? 11. Gerai. Jo, tai tvarkoj. Ką žinau, aš tai ready. Tai jau viskas? Jau pasaulis mato? Nice. Labas pasaulį. Gerai, tai sveiki visi. Kaip ir minėjau, šiandien turėsim tokią trumpą paskaitą apie tai, kodėl žmonės bijo dalykų. Ir kodėl žmonės kartais elgiasi ne taip, kaip nori patys, o taip, kaip elgiasi aplink juos esantys žmonės. Ir šiandien bus moksleiviai bijok, ar ne? Ir šiandien apie ką jums kalbėsiu, tai yra kalbėsiu apie gamtą, kalbėsiu apie vilką, matot, čia tokį padarėlį, ne? Ir apie tai, kodėl žmonės vieni su kitais nesikalba. Apie tai, kodėl mes sustingstam, kai norim pasiekti kažko, kai norim išbandyti kažką naujo, arba kai artėja kažkoks didelis dalykas, kaip pavyzdžiui egzaminas, ar ne? Bet pačioj pradžioj, kas aš esu? Ar ne? Kas nors žinot? Neįmanoma atsakyti, ne? Aha, okei. Jeigu ne taip filosofiškai giliai pažiūrėtume. Mantas. Jo, gerai, galės spėti Instagramą, nubėgti pasižiūrėti, ko gyvenu, paskrolint šiek tiek. Jo, tai dažnai, kai mes ateinam klausytis kažko, šokio žmogaus, tai mes net nežinom, kodėl jo verta klausytis. Ar ne? Aš galiu jums dabar pasakoti apie bet ką, bet aš kaip ir ne visai turiu autoritetą greičiausiai jums. Nežinau, ar jūs žinote apie mane ką nors ir kodėl jūs manęs klausysit, kodėl jūs turėtumėt priimti už gryną pinigą tai, ką aš jums sakysiu. Ar ne? Tai gyvenime mes labai dažnai taip elgiamės. Mes atiduodam savo mintis, savo tikslus, savo ketinimus galbūt vyresniems žmonėms, ar ne, tėvai, mokytojai, šiaip visuomenė, ar ne, sako, pavyzdžiui, po mokyklos iš karto stokį universitetą, ar ne, ir tai yra kaip ir duotybė ir nemaža dalis žmonių tuo patikė ir sako, taip, šitaip reikia, nes, na, visi šitaip elgiasi. Ir mano akimis tai nėra teisinga, nes mes šitaip elgiamės tada, kai mes nekvestionuojam žmonių, kurie yra aplink mus ir nepasitikrinam, ant kiek iš tikro jie yra, na, kompetentingi pasakot mums apie gyvenimą. Nes, pavyzdžiui, jeigu mano močiutė, pavyzdžiui, iš vis nesupranta, ką aš veikiu gyvenime, ar ne, koks yra mano darbas, ką aš veikiu kiekvieną dieną. Ir pagal ją sėkmingas žmogus būtų, jeigu jisai dirba nuo 8 iki 5, užsidaręs ofise ir prie kompiuterio. Ar ne? Bet tai turbūt nebūtų tas tikrasis sėkmės paveikslas šiandienui, ar ne? Tai grubiai, trumpai, kas aš esu. Tai aš esu Mantas Žalkauskas, labai daug laiko praleidžiu gamtoje. Kai man buvo 15, aš pradėjau mokytis išlikimo ekstremaliom sąlygom mokykloje. Tai realiai visų tuo laiku, jau būdamas jūsų metų ir dar jaunesnis, jau miške galėdavau prie -20 savo sėkmingai pasistatyti namuką, jame pernakvoti ir išgyventi ir tuo pačiu dar žaisti karą. Tai nuo to laiko kažkaip prasidėjo toks suvokimas, kad grįžti į klasę, į mokyklą ir sakai, va, šį savaitgalį buvom miške, miegojom miške, darėm dalykus ir tu supranti, kad tai yra visiškai neįprasta, ar ne, žmonės nesuvokia, kaip tai gali būti, žinai, tu sušalsi, numirsi ir panašiai. Ir toks yra tas mano gyvenimas. Labai daug laiko leidžiu gamtoj, lygiai prieš metus ėjau pėsčiomis aplink Lietuvą, su palapinė, savo ramiai, tvarkingai, Lietuvos perimetrų beveik palei pasienį. Užtrukau 38 dienas, 900 km ir teko nutraukti kelionę dėl išsekimo galiausiai. Bet vis tiek tai buvo labai didžiulis iššūkis tiek asmeniškai, tiek, na, ir šeimynai, ir visiems. Bet man tai buvo labai geras pasitikrinimas savo suvokimo apie baimę, kas tai yra, kaip mano protas veikia, nes buvo dalykų, kurių reikėjo bijoti ir buvo tikrai daug situacijų, kuriuose, na, toksai stovi ir galvoju, ką čia dabar daryti, kas čia dabar bus, kaip čia dabar išsisukti. Tai va. Ir jo, tai trečioji dalis mano gyvenimo, tai yra, aš dirbu su žmonėmis. Mano darbas yra padėti grupėms priimti sprendimus. Mano darbas yra padėti žmonėms susikalbėti, susitarti tarpusavyje, tai pavyzdžiui, nemažai laiko esu praleidęs dirbant su mokyklomis. Pavyzdžiui, padedant sukurti naują mokymosi kultūrą, kai reikia surinkti visus mokytojus, mokinius, tėvus, administracijas ir panašiai, ir jie visi tarpusavėje, pavyzdžiui, jūs būtumėte įtraukti į mokyklos kūrimą. Ar ne? Sakytumėte, o mes nenorim pamokų tokio ilgio, kaip jos dabar yra. O mes nenorim būti visą laiką pastate, mes norim visą laiką mokytis laukia ir panašiai. Tai mano darbas dažniausiai yra suderinti skirtingų žmonių poreikius. Bet kad tai vyktų, reikia, kad jie atsivertų pačioj pradžioj. Nes yra žiauriai sudėtinga pasakoti tai, ką tu jauti viduj, kai žmonės tavim netikė, kai žmonės niekada tavęs neklausia, kaip tu jauties kiekvieną dieną. Ar ne, neklausia, ko tu nori iš tikro. Ir tai tiesiog mums yra neįprasta. Ir
nemažai mano darbo dalis yra padėti žmonėm perlipti tą tokį barjerą ir leisti jiems pasakoti apie save, būti savimi ir turėti savo pasaulio dalį. Ir visą tai dažnai jungiu. Šiaip su jaunimu dirbu kokį gerą 10 metį. Tai yra su moksleiviais, su jaunimu. Visus tos metodus dažnai sujungiu ir pernešu į gamtą, nes gamta yra labai gera mokykla, kurioje tu, pavyzdžiui, negali atsikalbinėti galbūt gamtai. Tu gali stovėti šaltas, sušalęs, sušlapęs vidury miško, gali zyst kiek nori, bet nuo to tu greičiau namuose neatsirasi, vis tiek turėsi pats praeiti. Tai yra labai geras būdas tyrinėti save, savo gebėjimus ir savo tuos tokius vidinius resursus, kuriuose tu galvoji, kad nebegali, bet realiai šiek tiek susikaupi, kažką galvoji savo pasakai, pasisukinėjai varžtus ir iš naujo pradedėjai. Tai tokių momentų labai daug yra buvę. Gerai, tai iš principo šiandienos tema yra baimė, ar ne? Mes gyvenime daug ko bijom ir kaip galvojat, kas yra baimė? Jausmas? Aha. Kas dar? Tas dalykas, kuris jums dabar neleidžia kalbėti. Aha. Kas dar? Gal kaip apsauga, jeigu taip žiūrint iš gamtos pusės. Aha, apsauga. Taip. Kas dar, kaip galvojat, yra baimė? Mes labai dažnai gyvenime tokiamis savokomis remiamės, ar ne? Sėkmė, laimė, baimė ir panašiai, bet niekada, retokai jas kvestionuojam, kas tai iš tikrųjų yra. Pasitikėjimas, aš kas toks, ar ne? Ok. Tai teisingai, nemažai dalykų jūs pasakė, tai baimė dažnai yra toksai, gali būti jausmas, gali būti įsitikinimas ir man tai asmeniškai yra indikatorius. Tai yra indikatorius, kad tu artėjai prie tam tikros ribos, ne prie ribos, kuri iš tos senovės irgi, kaip tu užsiminė, ar ne? Tai gali būti, kad tu artėjai prie savo komforto zonos ribos, kad tu tuoj perlipsi save, kas anksčiau būdavo labai pavojinga, dėl to yra tas jausmas, kuris sako, stok, negalima, nebedaryk to. Nes mūsų smegenys jos galvoja labai paprastai, jos tiesiog žiūri, jeigu aš iki šios akimirkos nenumiriau, reiškia, aš viską dariau teisingai. Ir tau dėl to neleidžia daryti naujų dalykų. Kaip protas elgiasi, kai jūs artėjat? Pavyzdžiui, norit užkalbinti nepažįstamą kokį žmogų ir kas tada būna? Ką galvoja jums kažkas sako? Nesakyk nieko. Aha. Ok. Apsisukė reik šalin. Aha. Nepapasakoja, kodėl taip reikia daryti? Tavo marškiniai šiandien netokie gražūs, šukuosena ne ta, ne? Jo. O kaip galvojat, tas balsas galvoje esate jūs ar ne? Kas galvojat, kad tai esate jūs? Instinktas tas balsas yra? Rimtai, kas galvojat, kad tas balsas, kuris yra jūsų galvose, visi turim tą balsą, ne? Kaip galvojat, tai jūs, kas galvojat, kad esat jūs? Ok, o kas galvojat atvirkščiai? Kas galvojat, kad tai nesat jūs? Labai mažai. Ok, tai visi tie, kurie galvojat, kad esat jūs, padarom dar vieną tokį mažą dalyką, sustabdom šitą balsą pusę minutės. Čiagi jūs, čia jūsų balsas, jūs įvaldat. Kam pavyko? Tokio dalyko sugeba tik tai labai profesionalai. Tokie profesionalūs balsas stabdytojai. Jogai, kurie išsitreniravę ir tenais yra nieko nemąstyti. Kai žmogus auga, pradžioje jisai mokamas mąstyti, o paskui ateina tokia riba, kai pradeda jį kaip nemąstyti. Kas yra labai sudėtinga. Taip. Tačiau dažnai va šitas būtent nekontroliuojamas balsas, ar ne, jisai mums papasakoja, kas mes esam. Ar ne, jisai lygiai taip pat pasako, ko daryti ir ko nedaryti. Jisai sako, sustok, tu šiandien nefainas, tu jos neužkalbinsi. Labai gaila. Ir tu juo tiki. Ar ne? Ir šitas balsas atsiranda per visą gyvenimą. Ir jisai dažnai, čia irgi toksai baimės man yra apibrėžimas, kad baimė parodo, kad tu artėjai prie ribos legalu, nelegalu. Ir tai yra, mes galim tą, čia grinai ne pagal įstatymo raidę, bet tai yra daugelį komandų, pavyzdžiui, įsivaizduokit, sėdim žmonės ratu, šnekamės, ar ne, ir kažkurie dalykai būtų nelegalūs. Pavyzdžiui, jeigu kažkas čia va iš krašto pasimtų, dabar atsidarytų maisto, apsisuktų į kolegą draugę ir sakytų, klausyk, pavalgom, kaip tau šiandien sekės, beje, ar ne, kai kažkas per vidurį stovi šnekas. Lygiai taip pat kaip jums dabar tarpusavį, jūs ten galiorką nepradedat šnekėti ir, nežinau, žaisti žaidimų, ar ne, kai aš čia nais kalbu, nes tai sąlyginai yra, nelegalu. Daugelį kompanijų, pavyzdžiui, su kuriuom dirbu, su įmonėmis, tai irgi yra nelegalu kalbėti apie jausmus.
Pavyzdžiui, darbuotojams, darbuotojo nėra validus argumentas, kad aš blogai jaučiuosi darydamas šitą darbą, ar ne? Taigi mes tave pasamdėm, daryk šitai. Bet jeigu žmogus blogai jaučiasi, ar ne? Ar jūsų klausia, kaip jūs jaučiatės kasdieną, kai ateinate į mokyklą, kas nors klausia jūsų, kaip jūs jaučiatės? Kartais. Ne? Nu, tiesiog tai nėra legalu. Tai yra labai jautrus dalykai ir yra baisu apie tai kalbėti, ar ne? Baisu yra atsiverti, kai niekas tavęs prieš tai neklausia, ko tu nori, kaip tu jautiesi ir panašiai. Tai baimė man yra labai geras rodiklis tarp legalu ir nelegalu ir tuo pačiu tai yra, kai tu artėji, kalbant galbūt iš gyvenimo tokios dizaino pusės, ar ne, kai tu nori priimti nestandartinius sprendimus, ar ne, kai tu nori, galbūt nenori iš vis egzamino laikyti, galbūt nenori stoti į universitetą, galbūt iš vis nenori į mokyklą ir galbūt nenori tos karjeros, kurią tau perša visi aplinkui. Bet tai yra nelegalu. Nes kaip ir reikia klausyti visų aplinkui. Tų vyresnių žmonių, kurie teoriškai turėtų žinoti geriau. Ir man visas šitas pasaulis, jisai labai gerai telpa į tokius 4 kvadratus. Jo sugalvojau ne aš, jo sugalvojo Kenas Wilberis, toks labai įdomus bičas. Ir per paskutinius 3 metus, kiek aš dirbu su žmonėms, šitas geriausiai atspindi viską, tokią visumą. Tai realiai kiekvienas iš jūsų, visas jūsų pasaulis telpa ir mano lygiai taip pat telpa į tokius 4 kvadratus. Tai yra jūsų vidus, tai yra tai, ko niekas negali iš išorės pamatyti. Jūsų įsitikinimai, vertybės, mintys, jausmai, ar ne? Tai, ką jūs turit viduje, jūsų kultūra, ne? Tai, ką jūs galvojat, kuo jūs tikit, ką jūs apie save galvojat. Šito niekas iš išorės nemato. Jūsų išorė, tai yra tai, ką žmonės mato. Jūsų veiksmai, kurie natūraliai kyla iš jūsų vidaus. Tai yra kažkokie natūralūs gestai, jūsų apranga, ar ne, vietos, į kurias jūs einat, pinigai, kiek jūs jų turit, žmonės, su kuriais jūs esat. Tai yra jūsų išorė. Ir apie jūs galima kažką nuspręsti, kai žiūri, bet taip, ar ne? Daiktai, kurios pasikabinat ant kaklo arba ant ausų, ne? Makiažas jis yra, jo nėra. Rūbai, kokios jie yra spalvos, ar ne? Jūsų šukuosena, kiek sagų atsisakat marškiniuose, ar ne? Visa tai yra jūsų išorė, kurie atsiranda pagal jūsų vidų. Tada aplink jūs vis tiek šitam pasauliu nesat vieni. Aplink jūs yra sociumas. Tai yra žmonių bendruomenė, kuri jūs supa. Šiuo atveju, tai pavyzdžiui, šiandien tai yra ir dabar jūsų klasė, ar ne? Galbūt tai yra jūsų šeima, jūsų šalis, jūsų pasaulis. Viskas, kas yra aplink jūs. Ir šitas sociumas jis irgi kažkaip elgiasi. Jisai kažkaip rengiasi, jisai kažką valgo, jisai kažkur eina. Yra daug dalykų, kuriuos galim spręsti apie žmonės, kurie pasižiūrim iš išorės, ar ne, ir galim sakyti, jisai toks, jisai anoks. Ir matom, kaip jų pasaulis vystosi. Ir natūraliai tas sociumas, jisai turi tam tikras taisyklės. Jisai turi elgesio taisyklės, turi įsitikinimus, turi vertybės, ar ne, turi kultūrą tam tikrą, kurios mes negalim matyti taip jau labai iš išorės, bet tai yra tokios nerašytos taisyklės. Viena iš jų, pavyzdžiui, yra tokia pati, kaip jeigu kažkas kalba va čia prieki, tai visi kiti tyli. Ar ne, tai irgi yra mūsų tokia sociali taisyklė. Jeigu mokytojas sako, dabar pasisveikinam, tai jūs visi viską metat atsistojat ir tylit, ar ne? Tai čia irgi yra taisyklė. Tai irgi yra jūsų sociumo, jūsų kultūros dalis. Ir mes tokių dalykų turim labai daug. Ir kai ateina kalba, kad reikia palikti tą būtent pasaulį, ar ne, ir elgtis kažkaip kitaip negu sociumas sako, arba sociumo taisyklės yra, tai mums tada ir atsiranda baimė. Ir mums atsiranda didžiulis stresas. Pavyzdžiui, gerai, kam iš jūsų egzai kelia stresą? Yra kam nors minčių apie tai, kad šiek tiek baisu, šiek tiek nefainai. O kodėl, kaip galvojat? Kad neišlaikysi. Kad neišlaikysit, aha. Gerai, o kas bus, kai neišlaikysi? Tada reiks perlaikyti. O kas bus, kai perlaikysi? Tai jeigu vėl neišlaikysi, tai tada blogai. O kas tas blogai? Tai reiškia, kad tais metais negalėsi universitetą stoti ir viskas atsidės 1 metus. Aha, tai negalėsi 1 metus stoti į universitetą ir viskas atsidės 1 metus. O kas tada bus? Tada jeigu vėl laikysiu, vėl neišlaikysiu. Jeigu vėl laikysi, vėl neišlaikysi, gerai, einam toliau. Kada nors išlaikai universitetą ir tada viskas... O jeigu niekada neišlaikai, kas tada? Tai tada galiausiai atsibosta ir dirbi už minimumą. Tada atsibosta ir dirbi už minimumą. Tai realiai, kai tu bijai neišlaikyti egzą, tai tu realiai bijai dirbti už minimumą. Realiai jo. Tai tu bijai ne egzo, o minimumo, taip gaunas. Ne, aš bijau paskui po egzo esančių pasiekmių, kurios gali pasiekti. Aha. Tai tos pasiekmes, taip, vat būtent. Bet tu bijai ne po egzo, tu bijai prieš egzo, to, kas bus po jo galbūt. Taip, jeigu aš neišlaikau. Jeigu tu neišlaikai, jo.
Bet šita baimė, jinai galiausiai ima ir mus sustabdo, nu realiai, jinai mus neleidžia išlaikyti kartais. Jeigu tai yra didžiulį, pavyzdžiui, jeigu aš žiauriai dabar stresuočiau, stovėčiau čia ir dabar pradėčiau mikčioti ir į kampą nulyščiau, ne iš baimės. Nu tai kaip ir nieko gero nebūtų, ne, nesigautų. Jeigu aš galvočiau, o ne, kas dabar bus, jeigu, nu dabar viskas, žmonės niekada nebežiūrės, supyks ant šviesos, ant sėkmės mokyklos, manęs čia niekada neįsileis, kas, o Dieve, kiek daug dalykų gali būti, ne? Ir jeigu šitom mintim užsukčiau save, tai greičiausiai toks ir ateičiau, va toks va kubikėlis. Bet mes dažnai leidžiam šitaip savo pasinerti tokias vat mintis. Ir Timas Ferrisas, labai toksai fainas bičias, jisai siūlo, kad nors gyvenime pagyventų už visišką minimumą. Tai yra pasibandyti arba išsitirinėti savo blogiausią variantą, kas tau realiai gali nutikti. Vat kaip dabar, tarkim, prasėjom, ar ne? Nu gerai, neišlaikysi pirmą kartą, kas tada, neišlaikysi antrą kartą, kas tada. Aš pats esu metęs 3 univerus, nu dabar baiginėjęs 3 dalykus. Bet tai man nesutrukdo vis dar gyventi faino gyvenimo. Ir taip, egzai gali būti labai stresingas dalykas ir tai atrodo kaip viską nulemintis, ar ne, jūsų ateitį nulems visiškai pilnai. Bet tai reiškia tiesiog, kad jūs neturit kol kas kitų alternatyvų pasiruošę. Jūs šiuo metu tiesiog nesat pasiruošę, nu, kas bus, jeigu bus blogiausias variantas, ar ne? O tai susidėkit daiktus į kupreką ir tranzuokit aplink pasaulį. Rašykit blogą, išleiskit knygą. Žiauriai fan. Irgi variantas, ką ne? Tai va. Tai turėkite tai minty, nes dažnai mūsų sociumas, jisai mus priverčia turėti va tą tik tai vieną ir vienintelį kelią ir tik tai juo ir keliauti. Ir kad tą šiek tiek iliustruoti, tai tiesiog sukuria va tokį dalyką. Mes šiaip patiriam tos 50 000 minčių per dieną. Šiaip tai net nėra valingas procesas, tai mes jo ne visai net ir kontroliuojam. Jisai tiesiog yra kaip šalutinis cheminių veiksmų procesas. To, kas vyksta pas mus galvoje, tiesiog tokia išraiška yra. Ir taip yra labai sudėtinga tą išjungti ir su tuo neasocijuotis, nesiasocijuoti. Bet tai, ką padaro, tai suveda mūsų gyvenimą į tam tikrą algoritmą. Pavyzdžiui, ateina mintis, kad neišlaikysi egzo ir iš karto kūne pakyla, šiek tiek širdis pradeda greičiau plakti, ar ne, šiek tiek stresiukas pradeda rastis, arba prieš atsiskaitimą bet kokį, ar ne, ateinat atsiskaitinėt, norit merginą užkalbinti, bet ką, ar ne, tokią rimtesnę nori dalyti, iš karto toksai jaučiat, ar ne? Ir tai yra tiesiog eilinis, vidinės reakcijos kažkoks rezultatas. Elementariausias pavyzdys galbūt yra, pavyzdžiui, išeisiu, sakysiu labas, ar ne? Va, nice. Ištiesiau ranką, kažkas viduj pasisuko, greičiausiai nori sveikintis, bet ar tikrai, greičiausiai, ir ištiesia ranką, ar ne? Tai buvo kažkoks stimulas iš išorės, žmogus ištiesia ranką, viduj prasisuko programa, ištiesia ranką atgal, gaus kas pasisveikinimas. Lygiai taip pat hipnozė veikia, tai yra, kai žmogui, yra vienas iš tokių būdų, kai žmogui ištiesia ranką ir jisai jau tiesia atgal ir jam numuša tą ranką. Ir sutrikdo visą šitą algoritmą. Ir tas smegenis trumpam pasimeta savo, kas čia dabar nutiko. Ir atsiranda pusės sekundės tarpas galvoje tuščias, kur smegenis nežino, ką daryti, čia ne pagal programą, čia ne pagal instrukciją viskas. Ne? Eroras jau. Ir galiausiai tas žmogui kažką padaro, vienaip ar kitaip. Tai va, tai būtų žiauriai paprasta, jeigu viskas būtų taip lengva. Ar ne, žinotume tokius aiškius triggerius arba aiškius tokius stimulus, kurie iššaukia mūsų tas reakcijas, bet viskas daugiau mažiau yra šitaip. Ir visa tai atsiranda palaipsniui. Ar ne, nuo mažens mums aiškina kažkokius dalykus apie mus, ką mes turėtume daryti, kaip mes turėtume elgtis. Mes apie tai negalvojam, tai vyksta automatiškai. Lygiai taip pat ir jūsų mintis vyksta automatiškai. Ir kai jums ateina baimė, apie tam tikrus, atsiranda baimė dėl kai kurių aspektų, jinai irgi vyksta automatiškai. Jūs racionaliai neišmasot, kad reikėtų turbūt dėl šito pastresuoti šiek tiek. Ne? Jūs taip negalvojat. Ir tai įvyksta dėka to, kas yra čionais. Jums per visą gyvenimą iki šiol, jūs matėte daugelį dalykų apie savo sociumą, kuris jums paaiškino apie jūsų vidų. Kokie jūs turėtumėt būti ir kokiais jūs galėtumėt būti. Ar ne? Ir natūraliai dėl to jūs vienaip elgiatės. Ar ne? Būtumėt, pavyzdžiui, kokiai nors kaimo mokykloje, tai elgtumėtės irgi visai kitaip klasėje. Būtumėte mokykloje, kurioje yra vien tik tai chuliganai, elgtumėtės dar kitaip, dėka sociumo. Ar ne? Būtumėt, jeigu esate tarptų high achieverių, tai elgiatės irgi dar kitaip. Aplinka mus labai stipriai formuoja. Ir vien žmonės, kurie aplinkui mus ir kurie yra ir bijo, ar ne, jie irgi kelia baimę šiek tiek. Jie tarptų stresuojančių pastovi šiek tiek ir galvoju, gal čia rimtai, aš irgi kažko iki galo neišmokau. Ne? Prieš kokius kontrolinius, pavyzdžiui. Ne. Yra labai paprastas būdas, kaip su tuo kovoti, ar ne? Tokia komforto zona, aš jas niekada nepiešiu kaip apskritimo, nes jinai, mano akimis, turi tokias 2 ribas. Ir kai tau reikia
ateiti iki kažkurios iš jų. Ja šiaip telpa viskas gyvenime. Mes apie tai visą laiką ir kalbėjome. Išeiti iš komforto zonos yra didžiausia baimė. Išlaikyti egzą yra būt komforto zonai, neišlaikyti yra nebūt. Išlaikyti ne tuos egzus irgi yra nebūt komforto zonai. Bet tai yra viskas, kas jūsų gyvenime yra dabar, telpa į komforto zoną. Ir jūsų mintis apie save, ar ne, ką jūs galit, ko jūs negalit, irgi yra jūsų komforto zonai. Labai įdomu būna, pavyzdžiui, kokiai periferijoje, ar ne, išvažiuoja į kaimo mažytę mokyklą, kur žmonės tikrai mato mažiau ir žino mažiau apie pasaulį, kas jame gali būti. Ir klausia, ko tu nori būti užaugęs. Ir visi kažkaip labai lokaliai susikrenta, ar ne? Bet klausia, kodėl tu negalvoji, kad tu gali būti pasaulinio lygio specialistas. Ar ne? Tai irgi yra, asmeniniai sugebėjimai irgi yra komforto zona. Gebėjimai yra komforto zona. Ir kai mums jau reikia pakilti link jos, ar ne? Elementarus pavyzdys yra užkalbinti kokį nepažįstamą žmogų, ar ne? Arba turim aplinkos spaudimą, dėl egzų spėjų nemažai jūsų dalis irgi turit, arba turėsit aplinkos spaudimą gerai pasirodyti. Jūs irgi tai pradeda veikti, nes jūs nežinot jau kurioje komforto zonos dalyje esat, kaip visą tai suvaldyti. Bet baimė yra labai geras indikatorius. Ar ne? Jinai reiškia, kad tu tuoj pakilsi šiek tiek aukščiau. Arba nukrisi šiek tiek žemiau. Tas žemiau yra žmonės, pavyzdžiui, vegetarai, ar ne, kai, pavyzdžiui, nustoja valgyti mėsą, tai jiems žemiau raudonos ribos jau būtų pradėti vėl valgyti mėsą. Ar ne? Arba žmonės atsisako kokių nors žalingų įpročių, tai jie jau pakyla su savo visą komforto zona ir tie blogi dalykai lieka ten. Ir jie tenai stengiasi nebegrįžti. Nors irgi lygiai taip pat yra tam tikra toks pat jaudulys į tą pačią pusę, ar ne? Tai svarbu yra keliauti visada į viršų ir ieškoti, kas jūs ugdo. Ir kai ateina laikas įveikti tą baimę, tai šitoje vietoje protas pradės jums racionalizuoti ir sakyti, kodėl jūs negalit kažko pasiekti, kodėl jūs negalit kažko daryti. Jūs galite tą labai lengvai apžaisti. Pavyzdžiui, jūsų kiekviena būsena susideda iš 3 dalykų. Ar ne? Tai kaip jūs jaučiatės, kas yra jumise viduje. Susideda iš 3 dedamųjų. Tai yra jūsų fiziologija, tai yra kaip jūs sėdit, kaip jūs stovit, ar ne, kaip jūsų kūnas yra susidėliojęs. Jūsų chemija, tai yra visi hormonai, viskas, kas yra jumise. Ir jūsų mintys. Ir visi šitie 3 dalykai, jie tarpusėje visą laiką žaidžia. Tai yra, jeigu dabar patalpoje trūksta oro ir žmonės pradeda po truputėlį žiovaut, tai reiškia, kad jau šiek tiek smegenys mažiau gauna deguonies, tai reiškia, kad jos lėčiau mąsto. Jeigu jos lėčiau mąsto, jos darosi vangesnės ir žmonės pradeda nebereaguoti tai, ką aš kalbu. Čia kaip pavyzdys. Kai, pavyzdžiui, jūs jaučiate stresą, ar ne? Arba pamatot, eina tamsia gatve, pamatot gaują žmonių ateinančių, ar ne? Irgi iš karto yra toks, ar ne, visi raumenys įsitempia, širdis pradeda greičiau plakti, atsiranda keistos mintis. Beje, žinot, kad kai pakalbė apie žiovulį, visi pradeda pamažu žiovauti. Čia yra tiek lengvas trigeris, kad visi po truputį, jau galiorka žiovauja, labai gerai. Tai va, tai kiekviena būsena susideda iš 3 dalykų ir visi jie žaidžia su jumis. Jeigu, pavyzdžiui, prieš egzą ar prieš kontrolinę, ne, nu kur čia dabar kėdė surasti. Va tai va, kamputį pastovėsite, ne? O ne viską išmokau, liūdna, ne? Tai natūralu, kad jūsų kūnas tada galvoja, okei, aš savim nepasitikiu, su manim kažkas negerai, išleiskim biškį streso hormonų, išleiskim. Ir pradeda leisti kortizolį. Ir viskas, visas kūnas užsipildo, tai jau po truputėlį jau net ir drebė, turbūt pradeda, kiek jau viskas neberamu. Tada jau galvoju, gal čia iš vis nieko nebesugebu, keistos mintis pradeda rastis. Ir tada ateini į klasę, reikia rašyti ir nieko nesigauna. Galima tą daryti ir atvirkščiai. Ar ne? Kaip atrodo savim pasitikintis žmogus? Ką man daryti, kad būčiau savim pasitikintis? Galiu pabūti šitam kamputį pradžiai. Nu tai ką man reikia dabar daryti? Atsistot. Nebūt kamputį, gerai, pabūt tiesiai, aha. Kažkaip taip. Stabiliai, gerai. Aha, ką dar reikia daryti? Galiu dar taip. Pasitikėti savim. Jo, tai iš tikrųjų netgi yra tokių paprastų dalykų, kad galima apžaisti su kūnu viską. Galit atsistoti, išsities, pakvėpuoti giliai. Yra tokios vadinamos jėgos pozos. Kai tu gali, pavyzdžiui, kaip atrodo sportininkai, kai jie laimi. Bėgikas, atbėga pirmas. Ką jisai daro? Teisingai, iškelia rankas. Gerai, dabar kitas klausimas, kaip atrodo beždžionės, kai eina į kovą. Daužo krūtinę, jo. Irgi kartais lygiai taip pat irgi iškelia, ten mojuoja, pažiūrėk, koks aš didelis. Tai yra universalūs dalykai, kurie veikia visose gyvūnuose. Mes irgi esam gyvūnai šiaip jau, jeigu ką. Ir jeigu jums, pavyzdžiui, iš tikrųjų yra kažkoks dalykas, kuris jums kelia stresą, tai vienas iš paprasčiausių tokių, angliškai hackų,
Pastovėkit porą minučių, va tai iškėlė rankas. Nueikit į kokį nors, užsidarykit tualete, kambarį ar dar kažkur. Pastovėkit va tai porą minučių. Kūnas pradeda galvoti, kad, o geras, aš savim pasitikiu. Kažkas žiauriai kieto vyksta, žiauriai geras. Ir jis pradeda leisti kitus hormonus į kūną. Jisai po truputėlį sumažina tą kortizolį, išleidžia testosteroną, nes galvoja, kad aš tuo arba kovosiu, arba aš jau laimėjau. Vienas iš dviejų. Tai bet kuriuo atveju yra žiauriai gerai. Šitai pastovit, po truputėlį jaučiat, kad aš jau išsitęsiu, jau šiek tiek ramiau kvėpuoju, jau šiek tiek geriau dalykai vyksta. Jeigu jūs tai visą laiką sėdite, ne, tai irgi jūs stresuosit. Žmonės, pavyzdžiui, na gerai, įsivaizduojat, kaip žmonės sėdi prie klaviatūros, ne, tai susilenkia šiek tiek ir visą laiką taipina. Tai jie ką daro, tai tiesiog jie susilenkia ir jie kvėpuoja pačiu plaučių viršum. Nes negali tiesiog giliai įkvėpti normaliai, kai esi susirietęs. Šitaip žmonės kvėpuoja 2 atvejais. Pabandėjai? Šitaip žmonės kvėpuoja 2 atvejais. Vienas tai yra, kai jie sėdi prie klaviatūros, kitas yra, kai jie bijo. Arba kai šalta. Kai šalta, tai jau tu viską ten darai. Kai šalta reiškia, kad stresas kūnui yra, dėl to tu greitai kvėpuoji. Tai yra tas pats dalykas. Tai va, tai gaunas, kad jeigu tu sėdi visą laiką ir kvėpuoji visą laiką streso būsenai, tai tu irgi savo protui aiškini, aš dabar strese. Aš stresuoju. Leisk man pastresuoti. Ir kūnas atsiliepia, tai jisai reaguoja. Tai jeigu jums yra kažkoks iššūkis, kuris jūsų laukia, arba norit užkalbinti nepažįstamą žmogų arba tą vienintelę, tai nueikit už kampą, pastovėkit. Bus, ne? Ir kažkas gaus. Galima šitai paprastai apžaisti. Nes šita dalis yra pati lengviausia. Pakeisti savo kūną yra labai lengva. Į sveikatą. Bet pakeisti savo mintis yra sunku. Nes visi nori būti pastebėti, bet niekas nenori būti dėmesio centre. Kai mes galvojam, tie patys egzaminai arba bet koks dalykas, ko mes realiai bijom, tai bijom ką padaryti, susimauti, ne? Su tais reikalais. O kas bus, kai susimausim? Yra planas B. Ką? Yra planas B. Yra planas B. Na, okei. GLP. Jo, bet kas būna, kai susimauni? Bet, pavyzdžiui, visi. Visi galvos, kad tu nieko nemoki. Aha. Okei. Tai ir gaunasi, kad realiai mes bijom nesusimauti, mes bijom, ką kiti pagalvos apie mus. Kai taip racionaliai išsidėlioja viską, ar ne? O verta bijot? Ką kiti galvos apie jūs? Jo, intelektualiai, kai pagalvoji, tai, ne, bet... Priklauso kas? Aha. Labai įdomi tema. Šeima, pavyzdžiui. Aha, jeigu šeima bijo. Jeigu eiliniai žmonės praeiviai. Šiaip teisingai. Irgi yra... Šeima yra labai stiprus, bet kai grįžkim prie tų kvadratų, tai šeima yra labai stiprus sociumas, ar ne, kuris kaip ir mūsų užaugina ir dėl to jų vertybės ir jie patys kaip po tokie, jie yra labai giliai mūsų smegenyse ir mūsų kūne. Tai dėl to aš sutinku, kad yra labai sunku juos nuvilt ir dažnai draugai ir šeima būna tie žmonės, kurie sustabdo žmonių pokyčius. Jums yra tekę būti tarp draugų, kai jie sako, tu pasikeitei, čia nebe to. Na? Tai reiškia, kad jūs jau išlipote iš jų komforto zonos, jie nebemoka jūsų kontroliuoti. Tai lygiai taip pat yra su visais žmonėmis aplink. Kai jūs pradedate eiti savo keliu, jūs tokių dalykų turėsite daugiau. Kai žmonės sakys, čia ne tu, palauk, čia ne tu. Ne? Tai geriau gyvenime yra tada turėti keli žmonės, kuriais jūs pasitikit ir kurie jums padeda eiti į priekį, o jūsų nelaiko, kurie jūs gali irgi taip gana saugiai laikyti tam tikroj komforto zonai, kad jie neleistų jums per daug kažkur nuklysti šoną. Bet iš principo, kai mes galvojam apie šeimą, apie visuomenę, dažnai būna, kad tuoj visi žiūrės, ne, tuoj kažką netai padarysiu ir visi bet visi sužinos. Ne. Ir bus tada baisu. Pirštais užbadys. Na, bet realiai šitam pasaulyje viskas yra labai paprasta, nes mes visi galvojam taip pat. Mūsų visų dėmesys yra į save dažniausiai. Mes galvojam, kas nutiks mums, kaip visi į mus žiūrės, ką visi apie mus galvos. Bet mes labai retai dėl to ir mąstom apie kitus žmonės. Ir kai eina kalba, pavyzdžiui, matėt prieš tai ratą, kaip žmonės ratu sėdi, ar ne? Tai sakai, ratu visi prisistato, pavyzdžiui, ir atsako į kažkokį klausimą. Ir kai pačiai pradžioje tai padaro, tada įmir klausia, o kas nors girdėjot, ką kiti aplinkui sakė? Ar tiesiog sėdėjot ir galvojat, ką jūs dabar pasakysit visiems? Ir dažniausiai būna tas antras variantas, tai yra žmonės labai daug apie save galvoja. Tai neleisit, kad tai jūs ribotų, iš principo. Ir
Jo. Ir dar turėjau vieną dalyką, apie kurį nepapasakojau. Apie ką nepapasakojau? Apie tuos du kitus būdus. Apie 2 kitus būdus? Kaip vienas sakė, kad gal vieną iš pasakų, nu tas, kur yra iškelt rankas ir tada gal save truputį perprogramuot. Taip. Arba gali pradėti vartoti dalykus. Jo, chemija. Tai pavyzdžiui, sveikas miegas, gera mytyba. Tai irgi neleidžia. Labai daug blogų minčių gali atsirasti, jeigu jums trūksta kalorijų, pavyzdžiui. Pradėjo daugiau sportuoti, pradėjo daugiau judėti, pradėjo daugiau mokintis, pavyzdžiui, ar ne, ir smegenys nebeišneša, skauda galva, pavargau liūdna, nieko nebenoriu. Ne? Tai yra grinai dažnai dėl to, kad trūksta kažkokių mikroelementų arba maisto elementariai. Čia kaip pavyzdys yra. Ir jums patiems yra specialūs papildai irgi, kuriuos žmonės naudoja savo smegenim, ar ne, savo kūną. Bet tai nėra labai holistinis priėjimas. Tai yra tiesiog perforsavimas kūno. Bet šiaip gyvenimas turėtų būti harmonija. Jūs turėtumėt patys save laikyti balansę, nepersitempt, valgyti, negerti energetinių šiaip, nes jie nieko gero neduoda. Jie tik tai jūs ištaško. Gerkit daugiau vandens ir viskas bus gerai. Dar yra vienas dalykas, apie kurį nepasakau, tai yra vilkas. Šitas. Ja. Tai čia, žinokit, yra ne vilkas, čia yra laika. Ir aš kai jau aplink Lietuvą, beveik kasdien tekdavo eiti su vilko pėdom. Tai yra, eini visą dieną vienas, kažkur pakraščiais Lietuvos, ten žmonių nėra, miškai, keliukai, nieko aplink, tik tai vilko pėdos. Ir natūraliai tu, kai eini, tu pradedi galvoti, kad vilkas ėjo į priekį, eis ir atgal. Ne? Galiausiai tave suvalgys, pasistatysi palapinę, ateis naktį ir suvalgys tave visi vilkai aplink. Ir natūraliai taip sėdi savo ir galvoji. Nes tu matai tas pėdas šalia. Ir galvoje aš realiai žinau, kad statistiškai vilkai nebuvo nieko visam Pabaltijui užpuolę per 50 metų. Nieko. Suvalgo avį, dar kažką padaro, bet prie žmogaus jie nelenda. Bet tai vis tiek, neišjungia to viso mąstymo rato. Tu matai ir tu bijai, nes galvoji, jis vis tiek ateis, jis gali ateiti. Ir vieną dieną jisai atėjo. Pačiu pauškojus per vieną pūgą. Ir galvoju, jau viskas čia ta akimirka, bet po to žiūriu ir loja, ir šiaip ne ta forma. Tai po to žiūriu, kad čia greičiausiai laika. Ir gaunas, kad būna dalykų, kurių mes bijom gyvenime, nes matom jų kažkurios pėdsakus tokius, ar ne? Girdim nuogirdas, tai būna kažkokie mūsų tikslai, pagalvoju, norėčiau nubėgti maratoną, bet kaip ir neramu. Ir mes bijom kartais tų dalykų siekti, ar ne? Ir man tai tapo labai gražia alegorija, kad realiai tu seki paskui tas vilko pėdas ir galiausiai randi laiką. Dalyką, kurio visiškai nereikia bijoti. Tai su pačia baime irgi yra. Galima ją taip pakeisti. Jūs galit galvoti, kad kai jūs bijot, kad bus kažkas blogai. Bet, pavyzdžiui, mus kariuomenė irgi mokė tokių, kaip pakeisti šiek tiek mąstymą. Jeigu tu bijai, bet, pavyzdžiui, pradeda adrenalinas skirtis, ar ne? Arba kai ant scenos lipi irgi galvojus, širdis plaka, kvėpavimas greitesnis, galvoju, o dievai, tuoj čia nusišnekėsiu, užstriksiu. Bet, pavyzdžiui, gali galvoti, mano širdis plaka greičiau. Tai reiškia, kad kraujas teka greičiau, aš kvėpuoju irgi greičiau, tai reiškia, kad kraujyje yra daugiau deguonies, jisai greičiau patenka į smegenis, tai reiškia, mano smegenis geriau veikia, tai reiškia, aš dar geriau pašnekėsiu. Ar ne? Galima ir šitai viską apsukti. Ir viskas priklauso nuo jūsų požiūrio, nes jūsų baimė slypi galvoj. Mes visi bijom skirtingų dalykų, bet mes jų bijom dėl to, kad mums kažkas pasakė, kad jų reikia bijoti. Ypač tų dalykų, kurie yra susijęs su mūsų gyvenimo sprendimais. Tai va, tai nebijokit keliauti paskui vilkus, paskui savo vilkus. Tai dabar jau rimtai viskas, ačiū. Šiaip, jeigu norit, galite rašyti laiškus. Atsakau kartą per 3 mėnesius, bet vis tiek atsakau. Tai va, tai gerai. Tai aš jau. Ate. Susimatysim.